Diena baigėsi. Leisk sau sustoti. Pasiruošk ramiam poilsiui. Lėtai, sąmoningai, su dėkingumu. Užsimerk. Kvėpuok lėtai ir ramiai. Sutelk savo dėmesį į kvėpavimą. Stebėk jį. Tegul kvėpavimas veda tave į tylą ir į vidinę erdvę, kur nereikia skubėti ar spręsti, nereikia būti niekuo kitu. Su kiekvienu įkvėpimu pajusk ramybę. Su kiekvienu iškvėpimu leisk išeiti įtampai, nerimui ir dienos triukšmui. Dabar sutelk dėmesį į savo širdį. Jei norisi, švelniai padėk rankas ant krūtinės. Pajusk savo delnų šilumą, lengvą prisilietimą ir gyvą ryšį su savimi. Paklausyk, kaip ramiai plaka tavo širdis. Galbūt negirdi jos garso, bet gali pajusti ritmą, tylų, užtikrintą, ištikimą. Ji plaka be pertraukos, dieną ir naktį, neprašydama nieko mainais. Kiekvienas jos dūžis tarsi tylus priminimas. Tu gyvas. Tu esi. Tu esi svarbus. Įsivaizduok, kad širdyje švelniai spindi šviesa. Galbūt ji auksinė, galbūt šilta rožinė ar balta. Ir kiekvienu įkvėpimu ta šviesa tampa truputį ryškesnė, plečiasi ir pripildo tavo kūną. Kvėpuok ją. Jausk ir žinok, ši šviesa visada yra tavyje. Taip tu švelniai nukreipi savo dėmesį nuo proto į širdį. Leisk protui pailsėti. Jam nereikia dabar spręsti, planuoti ar kontroliuoti. Iš triukšmo į buvimą čia ir dabar. Šioje erdvėje tegul skleidžiasi dėkingumas. Ne kaip žodžiai,
ne kaip pareiga, net ne kaip mintis turėčiau būti dėkingas. Dėkingumas – tai vidinė šventovė, jausmas, vieta tavyje, rami ir šviesi. Ten tu jau esi pakankamas. Dar akimirką pabūk čia, be skubėjimo, be lūkesčių. Dabar prisimink vieną momentą iš šios dienos, kad ir patį mažiausią, kuris leido tau nusišypsoti. Akimirką, kai pasijutai matomas. Arba tiesiog tylų priminimą, kad tu esi, kad kūrėjas yra tavyje. Gal tai buvo trumpa tylos akimirka, gal geras žodis pasakytas tau, gal šiltas žvilgsnis, o gal pamoka, kurią šiandien išmokai, net jei ji atėjo per iššūkį. Pasirink vieną tokį momentą ir pabūk su juo kelias akimirkas. Leisk šiam momentui plėstis, leisk jam augti, tarsi švelniam apkabinimui iš vidaus. Leisk savo dėkingumui augti kartu su juo. Tegul šis dėkingumas švelniai tave gydo. Tegul jis minkština tai, kas šiandien buvo sunku. Tegul jis sujungia tai, kas atrodė išsibarstę. Dėkingumas – tai pasirinkimas susijungti su pilnatve. Net mažiausias momentas, išgyventas su dėkinga širdimi, apkabina visą tavo dieną ir padaro ją vientisą, pilną ir prasmingą. Tu apkabini savo dieną su malone, priimi ją tokią, kokia ji buvo, su šviesa ir šešėliais. Ir su malone ją atiduodi. Atveri save nakties ramybei ir poilsiui. Leidi dienai nusileisti. Leidi sau paleisti.
kūnas darosi lengvesnis, kvėpavimas gilesnis ir ramesnis. Nervų sistema nurimsta. Giliai įkvėpk. Lėtai iškvėpk. Dar kartą. Giliai įkvėpk ramybę. Ir iškvėpk, paleisdamas bet kokią likusią įtampą. Tegul dėkingumo šviesa paliečia bet kokį pasipriešinimą, bet kokią baimę, bet kokią abejonę. Šioje šviesoje tu giliai viduje žinai, Dievas tave myli. Ne už tai, ką padarei ar nepadarei, ne už tai, koks buvai stiprus ar silpnas, tiesiog todėl, kad esi. Tu esi mylimas. Tu esi laikomas. Tu esi saugus. Ir dabar tyliai savo širdyje padėkok už šią dieną. Ačiū už šią dieną. Už viską, ką joje pastebėjau. Ir už tai, ką praleidau. Už pamokas, už juoką ir šypsenas. Už akimirkas, kurios augino. Už kvėpavimą. Už šį momentą. Ir už kiekvieną galimybę bandyti iš naujo. Aš esu dėkingas. Dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpk. Dabar ilsėkis šviesoje, kuri niekada tavęs nepalieka. Ilsėkis pasitikėjime. Ramios nakties.